Atėjau papasakoti šios dienos įvykį. Šios dienos klientės įvykį. Kristina, kosmetologė, dirba savarankiškai ir šiandien jai ištiko gyvenimas. Parkrito, susilaužė ranką, dirbti negali. O tai reiškia, nėra klientų, nėra pajamų. Sodros ligos išmokos? Ne, nes ji pasirinko VSD įmokas mokėti tik po deklaracijos. Ligos išmoką ji gaus, bet tik kitais metais. Ir Kristina lieka be pajamų. Vadinasi, viskas ant jos pačios pečių. Ir išlaidos, ir sveikimas. Teks naudoti sukauptus pinigus atostogoms. O jei Kristina būtų turėjusi investicinį gyvybės draudimą ir su traumų apsaugą, gautų, tarkim, mažiausiai 1000 eurų išmoką. Kalbu apie kokybišką sutartį. Tai padengtų maistą, paskolą, be streso. Ir tik šiandien Kristina suprato, kad mano siūlymas prieš pusmetį sudaryti IGD šiandien būtų buvusi jos finansinė pagalbė. Deja, šaukštai po pietų, kaip sakant, sutarčių atbulinė data mes nesudarinėjam. Investicinis gyvybės draudimas tai 2 viename. Apsauga nuo nelaimių ir žinoma investicija į ateitį. Parašyk komentarą, ar turi IGD. O jei neturi ir įdomu sužinoti daugiau, tai mano konsultacija šią temą yra nemokama. Tai tiek, pasidalinau. Dirbkim saugiai.